Kritikos dėl netvarkomų didžiulę teritoriją užimančių žydų kapinių iš vyriausybės ir Amerikos ambasados sulaukusi Kauno valdžia galų gale žengė pirmąjį žingsnelį. Vizitas po kapinės valdžios vyrams pagaliau atvėrė akis ir parodė, kad čia ilsisi ir už Lietuvos nepriklausomybę savo gyvybės atidavę žydai. Sužinoję tokį faktą, Kauno valdžios atstovai kreipėsi į Krašto apsaugos ministeriją, prašydami talkos. Bevaikščiodami mes kapinėse pamatė, kad ten yra palaidoti žydų savanoriai, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę 18-20 metais. Ir sako, grįžau, iš karto kreipiausi į Krašto apsaugos ministrą Oleką ir Olekas davė nurodymą atvažiuoti kariams. Ministro įsakymas kariams šventas reikalas. Užteko 15 Kaune esančios generolo Stasio Raštikio puskarininkų mokyklos karių ir darbai pajudėjo. Didelių darbų kariūnai sako nenuveiksantys, tačiau tuos, kurių dar neseniai kratėsi miesto savivaldybė ir žydų bendruomenės, esą neturinčios darbo jėgos, nedidelis būrelis atliko per vieną dieną. Ką mes padarysim, tai žolę nupjausim, krūmus iškirsim, samanos nuvalysim nuo antkapių ir pastatysim, kuriuos eina paminklus. Atkelt, nes jų yra daug išvartytų ir jie tikrai gadina vaizdą bendrą. Visgi kapų tvarkytojus labiausiai šokiravo neišvartyti paminklai, o kapinėse aptikti keisti radiniai. Nušienavę žolę ir sugrėvę lapus prie vieno nuversto paminklo kariai išvydo anot jų jaunojo narkomano krepšelį. Kitur mėtėsi asmeninių daiktų pilna moteriška rankinė. Vienas radinys labai gražus buvo, kad grynai narkomano rinkinukas, jaunojo narkomano, nes mokinio krepšelis ir jame sudėta gal 5 kubelės momento. Ten visi tie, nežinau, nesinaudojęs esu, bet tai, kas naudojama. Ir vienas toksai buvo radinys, kad išplėšta turbūt moteriškės rankinė, joje ir maisto produktai, ir dokumentai, atsiskaitimo knygelės, tai va piniginė tuščia buvo. Tai pranešėm policijai, atvažiavo, paėmė. Kaune esančių žydų kapinių fotografijos buvo išspausdintos viename iš Izraelio dienraščių. Į kultūros paveldo registrą įtrauktų kapinių išsaugojimo programai įgyvendinančios Jungtinės Amerikos valstijos pasiūlė Lietuvai finansinę pagalbą. Kiek lėšų prireiks istorinėms kapinėms sutvarkyti ir ypač paminklams atstatyti, kol kas dar nėra aišku. Reporterė Edita Norkienė, Kaunas.